Prieš 1,5 metų tuomet antrakursė Vilniaus universiteto lietuvių filologijos studentė Monika Maldutytė atėjo į choro Gaudeamus atranką. Ir nepasigailėjo. Šiandien Monika ruošiasi generaliniai repeticijai. Šiandien repeticijos metu repetuosim Martinaitį, Šalis mana širdis mana kūrinį jo. Prieš repeticijas mėgstu prasidainuoti. Martinaičio Šalis mana širdis mana. Širdis mana, šalis mana, ir kaip širdis tu man viena, aš tavo paprastus žodžius kasdieną mokausi iš pradžių. Kartu su Monika kviečiu keliauti pasižvalgyti po Vilniaus universiteto choro Gaudeamus užkulisius. Repeticijoje dalyvaus ir Vilniaus universiteto pučiamųjų orkestras Oktava. Monika pirmą kartą dainuos kartu su orkestru. Choras repetuoja kompozitorių Šeino Vudborno mišias, kurias atliks jubiliejiniame koncerte. Iš tiesų, tai yra puikus mano laisvalaikis. Mes daug koncertuojam. Man scena patinka, man patinka koncertuoti, kai mane stebi publika, man patinka žmonių dėmesys, man patinka aplodismentai. Mes patys kūrėmės nuostabią atmosferą, dainuojam, susitinkame repeticijų metu. Iš tiesų, leidžiam laiką kartu, o tai stiprina mūsų vidinį, galbūt kažkokį tai ryšį. Monika pasakoja apie choro užkulisius ir dalinasi kurioziškomis istorijomis. Tą savaitę turėjome nemažą koncertą ir gaila, bet po jo pamečiau savo koncertinius batus ir nesizduoju, kurie yra, kaip tai galėjo nutikti. Iš tiesų, tokių kvailų situacijų dažnai pasitaiko. Viena choristė sugebėjo pamesti visą koncertinę aprangą, bet stebuklingai jie atsirado. Tai tikiuosi, kad mano batai kažkur guli saugiai. 75-mečio koncertui choras paruošė ir lietuvių liaudies dainų. Koncerte kartu su Gaudeamus dainuos ir kiti du vadovės Rasos Gelgotienės vadovaujami chorai – vyresnių choras Pro Muzika ir merginų choras Virgo. Choro vadovė Rasa Gelgotienė dirba iš peties. Tik taip galima pasiekti geriausią rezultatą. Prieš C raidę vienas taktas. Prieš C raidę vienas taktelis. Choro vadovė Rasa Gelgotienė Gaudeamus vadovauja jau 20 metų. Paklausta, ar nesunku dirbti su jaunimu, choro vadovė atsako, jog tikrai ne. Aš stebiuosi, kai kas nors sako, kad būna tokių visuomenėje kažkokių nuomonių, kad jaunimas dabar blogas, kažkokiais laikais jis buvo geresnis, visiškai nesuprantu. Aš negaliu atsistebėti, koks dabar geras jaunimas, koks pozityvus ir svarbiausia, koks talentingas, koks kūrybingas, kaip jie visko nori, kaip dega jų akis. Tai mane be galo įkvepia. Man atrodo, dabartinis jaunimas tiesiog labai gabus, daug gabesnis negu mes buvom, labai imlus, jie kažkaip viską sugeba greit padaryti. Man tai tik tai iškelia daug didesnius uždavinius, dar jiems duoti įdomesnių kūrinių ar kažko, man labai patinka. Atėjo koncerto diena. Vėl esame pas Moniką, ji pasakoja, kaip turi atrodyti tikra choristė. Vienos choristės dėvi tamsiai mėlynas sukneles, o kitos raudonas ryškiai. Mano yra tamsiai mėlyna suknelė. Žvilgtelkime į pasiruošimo koncertui užkulisius. Perteli ir tiesiog šapačios perkišti. Tiesiog perkišti visą. Dar vienas būtinas choristės atributas – ryškiai raudonas lūpdažis. Žinot, kaip galima padaryti, kad ir būtų reikia pasidažyti, tada nuvalyti tik servetėlę ir tada vėl žinau, bet aš neturiu servetėlės. Jo. Tai visą laiką reikia padaryti. Ačiū. Gal dar reikia, aš galiu tai biškį pasitikti. Liko tik paskutiniai pasiruošimai, natų dėliojimas eilės tvarka bei kelios nuotraukas prieš koncertą.